Taškinės dalelės trajektorija jame niekada nesikartoja. Jei lauksime pakankamai ilgai, dalelė priartės prie bet kurio stadiono taško, bet negrįš į tas pačias padėtis. Tai yra chaoso požymis. Jeigu kvantinė sistema elgtųsi panašiai, būtų galima tikėtis, kad kvantinės dalelės tikimybė pasiskirstys tolygiai per visą stadioną. Tačiau taip nenutinka. Vietoj to atsiranda tam tikras dėsningumas. Mes įžvelgiam raštą. Tai mes matome šioje animacijoje. Yra trajektorijų šioje uždaroje erdvėje, kurios turės didesnę tikimybę negu kitos. Jos vadinamos kvantiniais randais, angliškai quantum scars, nes jos atrodo tarsi randai ant klasikinio tolygaus tikimybinio pasiskirstimo. Kokie tiksliai randai susidarys, priklauso tiek nuo uždaros